Sveiki visi, draugai. Į vakarus nuo Rusijos yra 3 mažos valstybės – Estija, Latvija ir Lietuva, kurios vadinamos Baltijos šalimis arba tiesiog Baltijos šalimis. Visos 3 šalys kartu paėmus yra maždaug mūsų Novosibirsko srities dydžio – 173 000 kvadratinių kilometrų, o visų šių šalių gyventojų yra apie 6 milijonus. Na, vėlgi, palyginimui, vien Maskvoje gyvena dvigubai daugiau žmonių – apie 13 milijonų. Apie tai, kas ten gyvena. Neiššai ir lietuviai baltų tautos, estai finougrai. Tačiau, remiantis istoriko Kuzmino darbais, šiose teritorijose nuo neatmenamų laikų gyveno ir slavai. Todėl išeina, kad iki pusės Baltijos šalių gyventojų buvo rusai, kurie pamažu traukėsi į rytus. Dalis savarankiškai, dalis spaudžiami vakarų tautų. Na, pavyzdžiui, antrą pagal dydį Estijos miestą Tartu įkūrė Jaroslavas Išmintingasis ir jis vadinosi Jujevas. Dėl to mūsų tautos yra mišrios ir turime bendrą istoriją, kuri, beje, bus aptariama toliau. Bet vis dėlto pagal rusofobijos lygį šios šalys, tai yra Baltijos šalys, užima pirmasias vietas pasaulyje. Šiuo atžvilgiu, atsižvelgiant į jų dydį, jau seniai pasirodo įvairūs juokeliai, memai ir jie ironiškai vadinami Baltijos tigrais. Jie ne tik remia antirusiškas iniciatyvas, Baltijos šalys dažnai yra jų iniciatoriais. Rusų priespauda, rusų kalba, sovietinių paminklų griovimas, Rusijos kaltinimas visomis mirtinomis nuodėmėmis visą tai Baltijos šalys pradėjo praktikuoti. Iškart po atsiskyrimo nuo Sovietų sąjungos. Sąjunga. Tai yra, iš esmės, tai yra Ukraina su minimaliu atlyginimu pagal dydį. Jie nėra prastesni rusofobiniais veiksmais. Ten taip pat vyksta nacių žygiai ir įvesti nacių įstatymai. Na, pavyzdžiui, Latvijoje 1995 trečdalis Respublikos gyventojų, daugiau nei 700 000 žmonių, buvo atimtos pilietinės teisės. Panašus įstatymas buvo priimtas Estijoje. Apskritai tie, kurie buvo nevietiniai ir atvyko sovietmečiu, buvo apibrėžiami kaip nepiliečiai ir iš jų buvo atimta nemažai teisių. Natūralu, kad visa tai pažeidė ir toliau pažeidžia tarptautinę teisę. Tačiau vakarams tai nerūpi, nes tai pirmiausia nukreipta prieš rusus. Baltai, kaip ir slavai, pagal Hitlerio OTS planą turėjo būti sunaikinti. Tačiau sovietų kariuomenė juos išgelbėjo 150 000 gyvybių kainą. Bet visi paminklai jų išvaduotojui ir Baltijos šalių gelbėtojui buvo sunaikinti. Jie taip pat pervadina gatves, turi tą patį dekomunizavimą. Taip, apie rusų kalbą. Jau nekalbant apie tai, kad SSRS žlugimo metu Baltijos šalyse gyveno 30% rusų. Beveik visi šių šalių gyventojai yra rusakalbiai. Kaip pavyzdį, ką tokiu atveju daryti? Panašiu atveju Šveicarija padarė 3 lygias valstybinės kalbas. Tačiau buvo pradėta laužyti Baltijos rusų kalba ir jų kalbėtojai. Apskritai grynai neonacių veiksmai. Ten laukiama visa rusofobija. Jei tai pažeidžia tarptautinės normas ir principus. O tai natūralu. Vakarai arba užmerkia akis, arba žiūri su emocijomis. Vilnius, Ryga ir Talinas vieni pirmųjų atsisakė mokėti už rusiškas dujas rubliais. Jie ragina NATO kovoti su Rusija. Jie reikalauja iš Rusijos reparacijų už vadinamąją okupaciją. Netgi tai įrašyta savo įstatymus. Reikalauti kompensacijų iš Rusijos. Pagalvok apie tai. Tai bus išsamiau aptarta vėliau. Jie patys prašė SSRS sudėties. SSRS išgelbėjo juos nuo sunaikinimo. Nacistinė Vokietija pastatė jiems gamyklas, kelius, mokyklas, atkūrė miestus, teatrus, kultūrą, raštą, literatūrinę kalbą. Ir už tai baltai reikalauja reparacijų. Jie bando kiek įmanoma sugadinti mūsų šalį blokuodami prieigą prie Kaliningrado, rengdami NATO pratybas Rusijos pasienyje, spjaudydami ant savo išvaduotojų kapus ir pervadindami pergalės dieną Europos diena. Apskritai šių šalių antirusiškas požiūris pasaulyje paaiškinamas tuo, kad neva išdidžios Estijos, Latvijos ir Lietuvos tautos norėjo gyventi savarankiškai, tačiau agresyvi Rusija jas visada engė ir okupuodavo. Na, neva jie negali pamiršti to pažeminimo ir vergijos laikų, reikalaudami, kad Rusija atgailuotų ir pabarstytų pelenais ant galvos. Kodėl tau taip sunku atsiprašyti dėl okupacijos? Norint suprasti tokių Rusijos ir Baltijos šalių santykių priežastį, reikia šiek tiek pasinerti į įdomią istoriją. Ir sužinokite, kokios tai šalys, iš kur jos atvyko, kas ten vyksta, kas jas kontroliuoja, o tada staiga kodėl jos gana greitai taps Rusijos dalimi. Draugai, dėl informacijos, kuri bus atskleista šiame numeryje, patikimumo. Iš esmės visą tai lengva patikrinti ir yra vieša. Na, o aš rėmiausi istorijos mokslininkų, karinių istorinių struktūrų tyrimais, kurie tuo metu garsino archyvinius duomenis. Apie tai, kas gyvena šiose šalyse. Kaip jau minėta, Lietuvoje ir Latvijoje daugiausia gyvena baltų tautos, latviai ir lietuviai. Estija ir estai yra Finalgorijos žmonės.
Šios tautos beveik visada gyveno galingesnių kaimynų vokiečių, švedų, lenkų, rusų įtakoje. Išskyrus Lietuvą, šios šalys niekada neturėjo savo valstybės. Patys gyventojai daugiausia buvo kaimiški. Didžiulius miestus įkūrė tie patys vokiečiai, švedai ir rusai. Taigi vietinės kalbos buvo kaimo kalbos. Miestuose apie juos nebuvo kalbama, bet tas pats kaip Ukrainoje. Ukrainiečių kalba yra grynai kaimo kalba. Visi didieji miestai yra išskirtinai rusakalbiai. Taigi, kaip sakyta, Latvija ir Estija niekada neturėjo savo valstybių. Kalbant apie Lietuvą, čia viskas daug įdomiau. Manau, visi yra girdėję apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Taigi tai įvyko, pirma, dėl vakarų spaudimo, tai yra, iškilus grėsmiai, žmonės susibūrė. Tačiau rytinėms kaiminėms Estijai ir Latvijai nereikėjo organizuotis gynybos, nes rusai nekėlė grėsmės. Antra, Ritovsko kunigaikštystė tapo puikiai dėl Rusijos valstybės nuosmukio dėl totorių ir mongolų žaidimų. Kaip teisingai pastebėjo kai kurie istorikai ir Baltijos šalių, Lietuvos šakalas sekė Mongolijos vilką ir paėmė Rusijos žemes. Tuo tarpu, viena vertus, totoriai mongolai puolė ir veržėsi į priekį. Kita vertus, kaip šakalai, lietuviai paėmė savo Rusijos žemę. Kijevas, Baltarusijos žemės, Smolenskas. Priėjo tiek, kad Lietuvos kunigaikštystė tapo pagrindinę pretendentę vadintis Rusija. 95% visos kunigaikštystės teritorijos sudarė rusų žemės, kurios buvo vadinamos Lietuvos Rusija. Oficialus pavadinimas buvo nurodytas kaip Lietuvos ir Rusijos didžioji kunigaikštystė. Iš esmės Lietuvos didžioji kunigaikštystė arba trumpiau LDK buvo alternatyvus kelias Rusijos raidai. Šioje valstybėje jie kalbėjo rusiškai. Tai buvo aukštuomenės kalba, dokumentai buvo rusų kalba. Ten daugiausia gyveno rusai. Lietuvos kunigaikščiai vedė rusus ir atvirkščiai. Vienintelis dalykas, kad jie nepriėmė stačiatikių tikėjimo, jie buvo pagonys. Na, tiksliau, jie puolė į vieną pusę, o paskui į kitą. Bet galiausiai jie vis tiek pasuko vakarų keliu, dėl to Lietuvos kunigaikštystė pretendavo į Rusijos žemių rinkėjos titulą. Karamzinas rašė apie Lietuvos kunigaikštį Vitaftą, 6-7 dabartinių šiaurės Rusijos provincijų suverenas. Bet Lietuvos didžioji kunigaikštystė nesutiko su Rusijos žemių rinkimo projektu, tai padarė Maskva, būtent Ivanas III, kuris, beje, yra Vytauto proanūkis. Be to, ši Lietuvos kunigaikštystė su Rusijos žemėmis savo norų pereina į Lenkijos okupaciją. Formaliai tai vadinama unifikacija sąjunga. Dėl to atsiranda naujos abiejų tautų respublikos valstybės. Lenkai turi tokį charakterio bruožą išdegina visus, kuriuos tik gali pasiekti. Tai yra primesti savo tradicijas, papročius, kalbą, tikėjimą. Todėl, beje, jie niekada nesugebėjo sukurti imperijos. Taigi Lenkai pradėjo deginti rusus, kurie iš esmės tapo jos dalimi kartu su Lietuvos teritorija. Tada šie rusai buvo pradėti vadinti ukrainiečiais. Na, apskritai, ukrainietis, kaip kai kas juokauja, yra rusas įkandęs Lenko. Tai tęsiasi iki 1654, kol ukrainiečiai, kurie taip pat yra rusai, vadovaujami Bogdano Chmelnickio, sukilo prieš sandraugą Lenkijos ir Lietuvos ir paprašė grįžti į Rusiją. Šiais metais susijungė viena Rusijos dalis, kuri anksčiau buvo okupuota Lietuvos kunigaikštystės, o vėliau su Lenkija susijungė su kita dalimi. Beje, jei sakytume, kad ši teritorija yra Ukrainos paveldėtoja, tada ją sudarė tik 3 regionai Kijevo, Černigovo ir Žitomiro. Taigi, kol Lietuva buvo valdoma Lenkams, Latvija ir Estija švedams. Natūralu, kad aš daug ką supaprastinu ir kai kuriuos įvykius tiesiog praleidžiu. Paliečiame tik pagrindinius istorinius momentus. Baltijos šalys nebuvo labai lepinamos Švedijos imperijos sudėtimi. Vietiniams, kurie buvo kaimo žmonės, buvo uždrausta gyventi net miestuose. Tai tęsiasi iki 1721 metų. Iki šiol, remiantis šiaurės karo tarp Rusijos ir Švedijos rezultatais, Baltijos šalys nėra tapusios Rusijos dalimi. Įdomus su šiuo karu susijęs faktas, su kuriuo šiandien yra labai gerų paralelių. Iš pradžių šiaurės kare Anglija buvo Rusijos pusėje, kad susilpnintų Švediją. Na, o po to, kai Rusija pradėjo puoštis pergalę, ji perėjo į šalis, nes bijojo Rusijos sustiprėjimo Baltijos jūroje. 1718 taikos derybos prasidėjo, kaip šiandien pasakytų, kaip tos, kurios vyko Stambule 2020. Ir kaip 1922 Britai sujaukė derybas. Tikėdamiesi pagalbos iš Anglijos, švedai visais įmanomais būdais vilkino būtent šias derybas. Kitais metais Anglija organizuoja Europos valstybių koaliciją prieš Rusiją ir žada švedams karinę bei finansinę pagalbą. Na, o šiandien, kaip supranti, vietoj švedų ukrainiečiai. Taigi švedai vilkina derybas. Anglija žada pinigų, sako, toliau kovokime ten, padėsime. O švedai kaunasi. Tai veda prie to, kad Petras Didysis ne tik nugalėjo švedus, bet nugalėjo juos taip, kad Švedija amžiams prarado didžiosios valstybės statusą, o Rusija, priešingai, tapo imperija.
Dėl šio karo buvo priimta nevalstybinė taikos sutartis, kuri įtvirtino karo baigtį. Įdomus dalykas, kuris jame yra Petro didžiojo sprendimas sumokėti švedams 2 milijonus sidabrinių monetų, sveriančių 55 tonas, o tai buvo lygi Švedijos metiniam biudžetui. Yra įvairių versijų, kodėl Petras didysis tai padarė, bet nepaisant to, Rusija jau tada mokėjo pinigus nugalėtiesiems už savo užkariavimus. Tai yra, taip pat ir už Baltijos šalis. Tai yra, nusipirko. Šioje sutartyje taip pat nurodyta, kad Baltijos žemės amžinai atiteks Rusijos imperatoriui. Viena versija rodo, kad Petras už žemės sumokėjo būtent už šiuos žodžius, kad nugalėti švedai ateityje negalvotų apie kerštą ir naują karą. Iš principo protingas žingsnis. Taigi galime teigti, kad Rusija, be kita ko, nusipirko šias teritorijas. Ir svarbiausia, kad šiandien baltai mėgsta kalbėti apie nepriklausomybę, o apie pinigų, sumokėtų už teritorijas, kurias deklaravo savo grąžinimą. Kažkas nėra labai gerai ir atvirkščiai, net ir kažkokių reparacijų vis tiek reikia. Dėl to Baltijos šalys tapo Rusijos dalimi. Rusija tampa imperija, bet, kaip kai kurie istorikai vadina, imperija atvirkščiai. Nes elgėsi ne kaip klasikinės imperijos, išnaudodamos savo kolonijas ir periferijas bei slopindamos tautinę kultūrą. Rusija, aneksavusi teritorijas, pradėjo jas plėtoti, prilygindama likusiai valstybės daliai. Tai buvo ir Baltijos regionų atžvilgių. Rusija net davė daugiau nei paėmė. Pavyzdžiui, Rygoje buvo pagaminti pirmieji rusiški automobiliai. Šiandien Europos Sąjunga neskuba kurti įmonių šiose šalyse. Pažengęs. Be to, Baltijos šalyse baudžiava buvo panaikinta 45 metus anksčiau nei tai įvyko. Didžiojoje Rusijos dalyje 1816. Dėl to Baltijos valstybės kadaise buvo slaviškos teritorijos, kuriuose nebuvo susiformavusios valstybės, kurios užėmė arba vokiečiai, arba švedai, o po šiaurės karo jie tapo Rusijos dalimi. Jie buvo sąžiningai užkariauti ir taip pat nupirkti. Taigi Baltijos valstybės yra paprastos Rusijos imperijos provincijos. Jie taip gyveno ir kentėjo iki 19-17 metų, kol įvyko revoliucija. Tačiau šiandien Baltijos šalys taip pat turi pagrindinių antisovietinių šalių titulą. Tačiau yra įdomus faktas. Buvusios Rusijos imperijos teritorijoje sovietų valdžia pirmiausia susiformavo Baltijos šalyse. Tai yra, šiandien jie šaukia apie okupaciją, bet vis dėlto juose neva okupavusi santvarka atsirado anksčiau nei kituose Rusijos regionuose. O garsūs latvių šauliai aktyviai talkino bolševikams per pilietinį karą. Leiskite jums priminti įvykių chronologiją. 1914 prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, kuriame aktyviausios karinės operacijos vyko tarp Rusijos ir Vokietijos. 1917 Rusijos imperijos elitas nuvertė imperatorių Nikolajų II, sunaikindamas Rusijos imperiją, o tais pačiais metais bolševikai surengė revoliuciją. Bet tada iš Pirmojo pasaulinio karo išėjo bolševikai. Visą tai užantspaudojant Brest-Litovsko taikos sutartimi, pagal kurią Baltijos valstybės buvo okupuotos vokiečių. Na, čia teisinga sakyti, kad bolševikai tiesiog kapituliuoja ir atiduoda didžiulę dalį savo teritorijų. Atitinkamai, valdant vokiečiams negali būti sovietų valdžios Baltijos šalyse. Na, o vokiečių okupacija ten truko neilgai, nes Vokietija jau iš esmės nokautavo Rusiją. Todėl vėliau ji kapituliavo prieš Prancūziją ir Angliją. Tada Britai atvyksta į Baltijos šalis ir ten sukuria savo provakarietišką režimą. Kaip tik šis laikas laikomas naujų nepriklausomų Baltijos šalių atsiradimu. Na, kaip pasakyti nepriklausomas? Viskas buvo prie vakarų šalių, po Prancūzijos, Didžiosios Britanijos. Įmonės, bankai, žiniasklaida. Tai yra, Baltijos šalys tada tiesiog tapo ne anglosaksų kolonija. XX amžiaus 40-ame dešimtmetyje Baltijos šalyse į valdžią atėjo vietiniai naciai ir fašistai, užgniaužė visus nesutarimus ir natūraliai sunaikinę žydus. Apskritai tiek Lenkija, tiek Baltijos valstybės, atgavusios nepriklausomybę, tapo nacistinėmis valstybėmis. Klausimas artėja prie Antrojo pasaulinio karo ir Didžiojo tėvynės karo. Vakarų oligarchai labai gerai pasipelnė iš Pirmojo pasaulinio karo, aktyviai investavo į naujus karus žadėjusi Hitlerį. Na, iš esmės, ką reiškia nauji karai? Tai yra skolininkai, tie, kurie skolinsis pinigus iš lūpikininkų ir bankininkų. Į karą, mainais už auksą, teritorijas, įmones ir jų lojalumą. Kad Vokietija galėtų pastorėti Antrajam pasauliniam karui, vakarai Hitleriui suteikė ir teritorijos, ir pinigų. Jie pasirašė su juo nepuolimo sutartis, užuot sukūrę antihitlerinį aljansą, kaip norėjo Stalinas. 1938 Čekoslovakija buvo atiduota Hitleriui. Po Anglijos kartu su ja saugomas Čekoslovakijos auksas siunčiamas nacams. Kitais metais nepriklausomos Baltijos šalys pasirašo sutartį su Hitleriu. Žalia šviesa nacams. Jie pastumėjo jį kariauti su Rusija ir palaikė šią kryptimį. Britai daro spaudimą Hitleriui per Lenkiją, kuri reikalauja iš Vokietijos Slovakijos. Hitleris supranta, kad tie, kurie jį maitino, neduos jam ramybės, todėl susitarė su Stalinu.
Stalinas taip pat lengvai sutinka su tuo, nes vakarai neatsisakė tiesiog sukurti antihitlerinį alijansą, tai nuraminti agresorių. Vartai jį visais įmanomais būdais stumia prieš SSRS, todėl ir buvo pasirašyta nepuolimo sutartis, bet pastebiu, kad ji buvo paskutinė Europoje. Pagal šią sutartį ir jos slaptuosius protokolus, jei tokių buvo, tai dar neįrodyta. Šalys susitarė dėl įtakos zonų. Tai yra, ką reiškia šis slaptas protokolas iš įtakos zonos. Tai yra, grubiai tariant, tu čia nesikiši, mes ten nesikišame. Be kita ko, vokiečiai sutiko neįžengti į Baltijos šalių teritoriją. Galima sakyti, pirminę Rusijos teritoriją. Iš esmės, kas atsitiko? Po pirmojo pasaulinio karo Rusija Baltijos valstybės atidavė Vokietijai, o prieš antrąjį pasaulinį atėmė. Bet vėlgi, kaip jūs tai gavote? Vokiečiai tiesiog pažadėjo, kad iš šių šalių reikalus nesikiš. Kiek? Natūralu, kad sulaukusios Sovietų sąjungos paramos, tos Baltijos pajėgos, kurios pasisakė už suartėjimą su SSRS ir Rusija, tai yra už kadaise vieningos šalies susijungimą, ištiesė pečius ir laimėjo rinkimus. Norėčiau pažymėti, kad mes laimėjome rinkimus ir tada jie nusprendė prisijungti prie SSRS. Tai yra, okupacijos nebuvo. Įvyko savanoriškas Baltijos šalių įstojimas į Sovietų sąjungą. Šios iniciatyvos ėmėsi demokratiškai išrinkta vyriausybė. Visų trijų Baltijos respublikų aukščiausi įstatymų leidybos organai nusprendė kreiptis į Tobulą SSRS tarybą su prašymu priimti jas į Sovietų sąjungą. Ir šiandien Baltijos šalyse tai vadina okupacija. Na, deja, čia yra pavyzdys, kaip buvo okupuota Estija. Aš tik perskaitysiu ištrauką iš Estijos valstybės dūmos deklaracijos dėl Estijos įstojimo į SSRS. Remdamasi vieningai išreikšta Estijos žmonių valia, valstybės dūma nusprendžia. Tuo pačiu pagrindu, kuriuo Ukrainos, Baltarusijos ir kitos sąjunginės respublikos įstoja į SSRS. Te gyvuoja laisvoji Sovietų Estija. Te gyvuoja didžioji Sovietų socialistinių respublikų sąjunga. Šiame dokumente darbo žmonių valia. Tai buvo priimta žinia apie Baltijos respublikų prisijungimą prie Sovietų sąjungos. Darbininkas Talmas džiaugiasi. Galbūt kas nors pasakys, parašys, kad Sovietų sąjungos prašė SSRS marionetės. Pavyzdžiui, tai ne visi žmonės. Aš atsakysiu. Taip sako vakarų marionetės. Taip pat reikia suprasti, kas tada vyko pasaulyje. Viena vertus, naciai veikė vakaruose, matavo kaukoles ir naikino ištisas tautas. Kita vertus, yra didžiosios depresijos pavyzdys, o SSRS ekonomika augo po 20% per metus. Vyko statybos ir plėtra, ir kultūros bei mokslo raida. Visi žmonės tai girdėjo ir matė. Natūralu, kad jie svajojo tapti šios beprotiškai sparčiai besivystančios šalies dalimi. O čia paprasti skaičiai. Per visą savo vadinamosios nepriklausomybės laikotarpį, nuo 1920 iki 1940, Baltijos šalys net negalėjo pasiekti 1913 rodiklių. Tai yra tų rodiklių, kai dar buvo Rusijos imperijoje. Be to, 1941 gegužės 10-ąją dešinioji Hitlerio ranka Rudolfas Hesas įskrenda į Didžiąją Britaniją. Ten Britai jam sako kažką panašaus. Nagi, vokiečiai, nepamirškite, kas jūs užaugino, kas finansavo, maitino ir laistė, kas leido Trečiajam Reichui atsigauti ir plėstis. Arba darykite taip, kaip sakome, arba būsite atstumtieji vakaruose. Britai pažada vokiečiams, kad jei jie pradės karą prieš Sovietų sąjungą, jie jiems netrukdys ir persvarstys santykius į gerąją pusę. Čia tik priminsiu, kad tuo metu antrasis pasaulinis karas vyko jau 2 metus. Na, dėl to, kad Prancūzija ir Anglija paskelbė karą Vokietijai. Realybėje, žinoma, karo nebuvo, niekas iš tikrųjų nekariavo, todėl jis buvo vadinamas keistuoju karu. Dėl to Britams pavyko įtikinti Hitlerį pulti SSRS. Kai paaiškėjo, kad Hitleris neturi drąsos nugalėti Sovietų sąjungą, kilmingieji anglai jį paliko ir ėmė remti SSRS, kad būtų nugalėtojų pusėje, kaip ir savieji amerikiečiai. Nors jiems nelabai rūpėjo, kas su kuo kovoja. Svarbiausia tiesiog prisijungti prie laimėtojo ir užsidirbti pinigų. Taigi Vokietija okupuoja Baltijos valstybės. Provokietiška, provakarietiška jos gyventojų dalis iš karto sutiko tarnauti nacams. Savanoriškai ir su džiaugsmu. Todėl baltai noriai stojo į esesininkų, įvairių baudžiamųjų batalionų gretas ir naikino visus, kurie nebuvo malonus naujajam šeimininkui. Tuo pat metu baltų tautas pripažino ir vokiečiai. Mirštančią rasę, kurią reikėjo pakeisti dinamiškesnę tautą, tai vokiečiais. Tai labai svarbu, baltai, sutikę vokiečius gėlėmis, taip pat laukė Ostplano, tai apie 2/3 vietinių gyventojų deportacijos. Likęs trečdalis turėjo būti sunaikintas vietoje arba panaudotas vergų darbui. Būtent taip ir atsitiko.
Tai yra, dalis gyventojų, provakarietiški, tarnavo vokiečiams, o likusieji buvo smurtaujami ir naikinami. Būtent Sovietų sąjunga išlaisvino Baltijos valstybės iš sunaikinimo. Mirė proceso metu 150 tūkstančių mūsų sovietinių žmonių. Ypač noriu pabrėžti, kad jie norėjo sunaikinti baltus, bet būtent sovietų Rusijos žmonės. Juos išlaisvindami, gelbėdami, prarado 150 tūkstančių žmonių. Pasibaigus karui ir pergaliai prasidėjo taikus gyvenimas ir šalies atkūrimas. Dabar įdomiausi faktai. Priminsiu, kad baltai šį laiką vadina okupacija. Sovietų sąjunga, kaip ir visos jos respublikos, pradėjo kurti ir atkurti Baltijos miestus. Šiose teritorijose buvo statomos visos sąjungos masto įmonės – atominė elektrinė, naftos perdirbimo gamykla, staklių gamykla, mašinų gamykla, trąšų gamykla, laivų statykla. Garsi VF įmonė, gaminanti radio aparatų, telefonų ir staklių elektroniką. Automobilių gamykla, autobusų gamykla, chemijos ir farmacijos gamykla. 9 ir 90 dešimtmetyje Baltijos šalys pirmavo SSRS pagal investicijas į pagrindinį kapitalą vienam gyventojui. Baltijos šalys, kaip sakoma, buvo padarytos SSRS vitrina. Estijoje buvo pastatytas vienas didžiausių uostų, per kurį į šalį pateko įvairios prekės. Lygiagrečiai tai plėtojo ir Baltijos šalių logistiką. Jei ne SSRS ir Rusijos imperija, jie nebūtų turėję kelių. Šioje mažoje teritorijoje buvo sukurtos ištisos pramonės šakos, tiekiančios produktus visoje SSRS respublikoje. Be ekonomikos, Sovietų sąjunga plėtojo ir kultūrą, tautinę, sudarant visas sąlygas jai vystytis. Baltijos šalys iš tiesų buvo privilegijuotoje padėtyje. Ta pati Latvija 1091 vienam žmogui per metus pagamino prekių už $16 000, o suvartojo $27 000. O dabar konkretesni skaičiai. Nuo 1945 iki 1095 ūkio plėtra. Tiksliau gamybos padidėjimas. Lietuvoje buvo 63 kartus, Latvijoje 47, Estonijoje 49 kartus. Palyginimui, 9-ajame dešimtmetyje įsikovojusi vadinamąją nepriklausomybę Lietuva. Priešingai, netenka 30%, Latvija 40%, o Estonija 20%. Šiandien šiose šalyse praktiškai neliko sovietinių įmonių ir, žinoma, naujų įmonių nekuriama. Kitas labai svarbus faktas – Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojų skaičius per 27 nepriklausomybės metus sumažėjo, atitinkamai 15, 27 ir 24%, bet per vadinamąją okupaciją Baltijos šalių gyventojų labai daugėjo. Iškovoję vadinamąją nepriklausomybę. Šiandien pagal gyventojų skaičių jie nukrito į 19-40 metų. Pagal gyventojų skaičiaus mažėjimo rodiklius Baltijos šalys tapo rekordininkėmis Europoje. Ir tik pagalvokite, atsižvelgiant į šiuos faktus, Baltijos šalių vadovėliuose nurodoma, kad Sovietų sąjunga vykdė vietinių gyventojų genocidą. Na, nuotraukoje viskas visiškai aišku, kai buvo genocidas. O dabar dėl Baltijos šalių įstojimo iš Sovietų sąjungos. Na, kaip žinote, tai pirmosios respublikos, kurios tai padarė. Ir vėl apie okupaciją. Kas atsitiks? SSRS steigė gamyklas, garlaivius, gelbėjo gyventojus nuo sunaikinimo. Tai yra investavo ten milžiniškus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. O po to pagalvokite, pažeisdama SSRS konstituciją. Tai yra neteisėtai. 1091 rugsėjo 6 d. SSRS valstybės taryba pripažino 3 Baltijos respublikų Latvijos, Lietuvos ir Estijos nepriklausomybę. Tai yra centras. Maskva tai padarė, suteikė nepriklausomybę. Taip, padedant vakarams ir išdavikams Maskvoje. Šis procesas truko 3 metus. Bet kokia šios nepriklausomybės kaina? Jiems jį tiesiog davė iš centro. Viskas buvo duota. Ir pinigai, ir turtas. Nors čia lyginti neįmanoma, bet vis tiek palyginsiu. Žiūrėk, kai Donbasas norėjo nepriklausomybės. Kažkodėl žmonės Kijeve neskubėjo pasirašyti nepriklausomybės deklaracijos. Ir Maskvoje jie tai padarė. Labai svarbus faktas – tikrosios tarptautinės teisės, paremtos Antrojo pasaulinio karo rezultatais. Požiūriu, Baltijos šalys yra nelegalios separatistų formacijos, nes nesilaikė įstatymo dėl atsiskyrimo nuo Sovietų sąjungos. Grąžinti centro turtą, pinigus už žemes, kuriuos sumokėjo Rusijos imperija. Nors pinigų čia nereikėjo, vis tiek buvo įstatymas. Ji buvo pagrįsta tiek vidaus teise, tiek išorinė, tarptautinė teise. Tai yra, pati Maskva jiems atidavė viską. Ir nuosavybė, ir nepriklausomybė, ir vietoj to nedėkingumas, o rusofobija. Toliau, kaip žinoma, Baltijos tigrai. Jie buvo priimti kartu su nepiliečių institutu. Kasmet vyksta SS legionierių žygiai, pagerbiami holokausto dalyviai ir pen. Civilizuota Europa tokius žmonės myli.
Bet kokia staigmena Baltijos šalyse laimė niekada neatėjo. Tiesą sakant, kaip teisingai sakoma, Baltijos šalys buvo SSRS vitrina, bet tapo Europos asilu. SSRS ją pastatė ir plėtojo, o Europos Sąjunga, priešingai, reikalavo sunaikinti pramonę. SSRS jie buvo pirmoje vietoje, bet šiandien jie yra Europos uodegoje. SSRS investavo į pramonę, kultūrą, žmonės, o Europa investavo tik į rusofobiją ir tuos žmonės, kurie nešioja šias neonacinės idėjas. SSRS turėjo teritorijos plėtros planą, bet kas ten dabar? Ką baltai sukūrė per savo vadinamąją nepriklausomybę? Jie šioje LGBT bendruomenėje yra daugiau nei 20 metų. Tačiau galima palyginti 20 metų SSRS ir 20 metų Europoje. Bet vis dėlto, jei paskaitysite kokią Wikipediją, jose aprašoma, kad baltai gyvena nuostabiai. Puiku užsiimti verslu, jų pragyvenimo lygis aukštas, o ekonomika auga. Pasirodo, Estija tapo išsivysčiusią šalimi. Įsivaizduokite, Kinija yra besivystanti šalis, Rusija yra besivystanti šalis, o Estija jau išsivysčiusi. Na, taip išsivysčiusi, kad šalies gyventojai bėga iš jos ieškoti darbo į kitas šalis. Iš esmės ten yra demografinė katastrofa, todėl šios šalys vadinamos Baltijos išnykimais. Oficialios Eurostato apklausos teigia, kad gyventojai išgyvena, o negyvena. Pagal kurią Latvija laikoma nelaimingiausia Europoje. Apskritai visa Baltijos šalių socialinė politika yra orientuota į generalinių darbuotojų rengimą. Vakarų Europos šalims ištisos klasės jaunuolių iškart baigę studijas išvyksta dirbti į užsienį. Ką aš galiu pasakyti, gerai padaryta, jie sugebėjo sukurti atvirą darbo rinką. Taip, Baltijos šalys gauna nedidelės subsidijas iš Europos Sąjungos, bet tai tik popierius. Svarbiausia yra visos gamybos ir pardavimo rinkos. Sovietmečiu jie turėjo gamybą ir didžiulę pardavimo rinką. Tačiau dabar, kaip buvo sakyta, Europa atėmė iš Baltijos šalių sovietinę produkciją. Todėl pardavimo rinkų nereikia, atsižvelgiant į bendrą Europos Sąjungos ekonomikos pablogėjimą. Baltijos šalys tai pajus kur kas rimčiau. Na, jie turi pavyzdį. Europoje infliacija didžiausia, o atlyginimai patys mažiausi. Šiuo atžvilgiu vėl kyla klausimas. Jeigu Rusija jūs trukdė visus šiuos metus, šimtmečius, tai kodėl dabar nieko nestatote? Kodėl masiškai paliekate savo šalis? Kodėl jūsų mylimoje Europoje nėra spartaus vystymosi? Juk jūs ten gyvenate gana ilgą laiką. Dėl to sovietmetis Baltijos šalyse buvo jos raidos, kultūros, mokslo ir ekonomikos viršūnė. Tada nutiko visi geriausi dalykai. Šių šalių žmonės dar niekada negyveno geriau. Būtent Rusija iš gimtosios Baltijos pavertė žmogumi, kurį švedai ir vokiečiai laikė skuduru. Ir iš čia pagrindinis klausimas. Kodėl jie nekenčia Rusijos, jei viskas buvo gerai? Tai paprasta. Šiandien iš tikrųjų Baltijos šalys yra okupuotos. Jo kolaborantai valdo, kaip ir vokiečių okupacijos metais, tik dabar tai anglosaksų okupacija. Bet koks nesutarimas yra draudžiamas. Na, pabandykite pasisakyti už draugystę su Rusija arba sukurkite partiją body rinkimams. Tai yra griežta cenzūra. Pasirodo, kaip ir Ukraina, Baltijos šalys periodiškai yra okupuojamos vakarų ir naudojamos savo interesams. Na, elementaru, vienintelis sausumos koridorius į Kaliningradą iš didžiosios Rusijos dalies eina per Lietuvą. Ir šis koridorius gali tiesiog atkirsti Europą nuo Baltijos šalių. O kad laivai patektų į Sankt Peterburgo uostus, juos reikia praleisti. Taip Baltijos šalys buvo okupuotos, siekiant tvirčiau suspausti Rusiją. Natūralu, kad vakarai nesirūpina savo gyventojų skaičiumi, todėl ten niekada nieko nėra statoma ir nebus statoma. Gyvenimas ten kasmet tik blogės, nes vakarų hegemonija apskritai išnyksta. Pasikartosiu, pagrindinis dalykas, kuris praturtina vakarus, yra doleris ir euras, kuriuos jie spausdina nevaldomai. O kadangi šiuos popieriaus gabalus atpažįsta visas pasaulis, tai tas, kuris juos gamina, tai yra Europos Sąjunga ir JAV. Jie gali jas iškeisti į realias materialinės ir nematerialias gėrybes ir maitinti savo Baltijos šalių bendradarbių palydovus. Tačiau situacija keičiasi, pasaulis išsivaduoja iš kolonijinės padėties, bet kasmet vakarų šalys išnyks. Vis labiau išnyks, anksčiau ar vėliau vėl ateisime į situaciją, kai Rusija statys gamyklas ir miestus, o vakarai liks didžiojoje depresijoje. Viskas cikliškai. Jau dabar visiems akivaizdu, kad globalūs pietūs turės ekonomikos augimą ir įtaką. Tokiu atveju mažai kam bus įdomu Baltijos jūra. Šių teritorijų gyventojai susidurs su šalčiu ir badu. Ir vėl buvo nuversti balti. Bendradarbių bus paprašyta visam laikui vykti į Rusiją. Na, iš principo viskas logiška. Rusija priims šias teritorijas, nes jai reikia patekti į Kaliningradą ir Baltijos jūros pakrantės. Tačiau šį kartą Baltija tikrai bus paprasta sritis. O štai situacija, draugai, ir tai kol kas viskas. Būtinai užsiprenumeruokite kanalą. Laimingai.